Servetos regioninis parkas – tai išraiškingai banguojantis Švenčionių aukštumos kraštovaizdis suformuotas paskutiniojo Nemuno ledyno. Įvairūs medžiai suformuodami miškų ir miškelių masyvus dengia šias žemes. Tai Dauguvos ir Žeimenos upių moreninės takoskyros kraštovaizdis. Tu Dauguva, tu plačiausia Lietuvos upelą, rašė poetas Antanas Baranauskas. Kalbiname Servetos regioninio parko vyresnį rekreacijos vadybininką Joną Sanko. Servetos regioninis parkas įkurtas 1992 metais, siekiant išsaugoti tikrai unikalų Švenčionių krašto Dauguvos ir Žeimenos upių takoskyros kraštovaizdį. Rytinėje parko pusėje esantys vandens telkiniai, ežerai, upės upeliai neša vandenis į Dauguvą, o vakarinėje parko pusėje esantys vandens telkiniai priklauso Žeimenos pabaseiniai arba Nemuno baseinai, galima sakyti. Švenčionių aukštumos pietvakarinė dalis iškyla per parko teritorijos vidurį, galima sakyti, ir kaip minėjau, dalina į tuos du dubaklonius. Pats aukščiausias taškas šios keturios yra 237 metrai virš jūros lygio. Tuo tarpu žemiausias taškas saugomos teritorijos iškyla apie 150 metrų, 154 metrus virš jūros lygio ir yra prie etnokultūrinio Didžiasalio kaimo. Taigi visa parko teritorija yra iškilusi Švenčionių aukštumoje. Iš gamtinių saugomų vertybių išskirtini ilgaamžiai medžiai, tokie kaip ąžuolai, uosiai, liepos. Iš ąžuolų išskirtiniai Adamavo ąžuolas ir du Stanislavovo ąžuolai. Jie paskelbti saugotinais gamtos objektais. Saugoma teritorija taip pat turtinga kultūros paveldo vertybėmis, kurias sudaro pilkapynai, Šventos Juodeliškės, taip pat 4 piliakalniai, kurių vardais iki šiol vadinami kaimai esantys šalia. Tai yra Stuglių, Kačėniškės, Aučynų ir Rakštelių. Pažinti saugomos teritorijos vertybės galima keliais būdais. Tai yra turbūt vienas iš įdomiausių būdų keliavimas dviračiais. Regioniniame parke yra 2 dviračių maršrutai. Taip pat yra pažintinis pėsčiųjų takas, kurio ilgis apie 3 km. Taip pat išskirtinas yra automobilių kelias. Jis eina, galima sakyti, aplink visą saugomą teritoriją. Tačiau, kaip jau minėjau, žymiai įdomiau norimas pažinti vertybės, keliaujant dviračiu arba pėsčiomis.
Kaip jau minėjau, Sirvetos regioninėme parke iš tikrųjų dažnai sutinkamas vaizdas tai yra vieniši medžiai. Dažniausiai tai ąžuolai, tarsi gyvi paminklai, pasiekiamus iš žilos senovės. Pasiekiamus iš gilios praeities. Šioje vietoje anksčiau buvo ąžuolynas. Dabar belikęs, kaip matote, vienas ąžuolas. Dar gerbiamas profesorius Česlovas Kudaba savo 1983 metais išleistoje knygoje Švenčionių rajonas mini, kad ši vieta nuo seno dar ąžuolija vadinama. Šis ąžuolas Galiūnas už manęs Adamavo ąžuolas skaičiuoja jau 600 metus. Ir jeigu pamastytumėm prieš 600 metų, tai yra apie 1400-1410 metai, jau buvo Žalgirio mūšis. Mes turim tokį pajuokavimą tarsi. Kai lietuviai karžygiai ruošiasi Žalgirio mūšį, tai šis ąžuolas dar buvo tik gilė. Ir žmonės paprastai ne tik grožiasi ąžuolų, bet ir naudoja jo teikiamas gerybės, tai yra gilės. Iš gilių galima pasigaminti kavos ir mūsų direkcijoje bet kada galima paragauti ąžuolo gilių kavos. Esame prie Sėtikės ežero. Į Sėtikės ežerą įteka Lino Verdenės šaltinis. Jis, kaip ir visi šaltiniai, žinoma, neužšąla netgi žiemą. Temperatūra visada būna apie 6-8 laipsnius Celsijaus. Įdomu tai, kad apie šią vietą pasakoja Padavimas. Ir apskritai ši vieta yra ypatinga, sakrali vieta. Tiek dabar žmonėms čia gyvenantiems, tiek gyvenusiems praeityje mūsų protėviams. Padavimas pasakoja apie tai, kad šioje vietoje, šioje ypatingoje sakralioje vietoje anksčiau buvo mūsų protėvių, galima sakyti, baltų šventykla. Šventykloje gyveno senasis žynys, Sėtikis vardu. Būtent jo vardu pavadintas šis ežeras, Sėtikio ežeras. Ir jis turėjo sūnų Liną. Ir, trumpai sakant, Linas žuvo gindamas mūsų kraštą nuo svetimšalių, nuo kryžiuočių konkrečiai. Šioje vietoje išsiveržė šaltinis. Ir jis buvo pavadintas Lino vardu, būtent Lino garbei atminti. Pati didžiausia problema su lankytojais tai yra, žinoma, ne su visais, bet su daugeliu. Tai yra, lankytojai dažnai palieka šiukšles tose vietose, kur apsilanko. Tai dažniausiai būna poilsiavietės, stovyklavietės. Taip pat šiukšlių randame miškuose, šalikelėse. Tiesiog atvažiuota ir išmesta. Sirvetos regioninio parko direkcija prašytų lankytojus elgtis atsakingai gamtoje. Nes gamta yra mūsų namai, taigi nepalikite šiukšlių po savęs. Žmogus nuo seno gyveno gamtoje, taigi pasistengime ir mes gyventi gamtoje ir kad gamta gyventų mumyse.